mėlyną ringo kampą kviečiamas kovotojas iš Lietuvos Mindaugas Sakalauskas. Varžybom rašiausi labai senai, norėjau pakartoti praeitų metų rezultatą, treneriai padėjo, sparingo partneriai, buvau tikrai neblogos formos. Po pirmo raundo, aišku, ranka buvo labai traumuota, pirmojo kojo po pirmo raundo, tai net nebemušiau dešinę ranką, pakeičiau stovėseną ir ėjau toliau kovoti. Galvojau, kad viskas bus gerai, nes vis dėlto ir kojos turėjau ir dar kairė ranka buvo. Galvojau, kad viskas bus gerai, o finale buvo 3 raundai, buvo dar vienas papildomas ekstra raundas. Nežinau, daug kas sako, kad po pirmojo ekstra raundo mano buvo kova. Buvo dar vienas ekstra raundas, matyt, gal pritrūko jėgų, gal sėkmės kažkur netoks žingsnis padėtas. Visa kova susideda iš tam tikrų detalių. Matyt, taip ir gavosi. Mindaugas Sakalauskas šiam turnyrui pasiruošė tikrai labai gerai, ir treneriai, ir jis pats įdėjo viską, ką buvo įmanoma. Buvo ir sukurta tam tikra taktika, ir techninis lygis buvo pakeltas. Bet pirmoje kovoje, pirmame raunde koja pakišo likimas ir daugelis žiūrovų matė, kad Olando stiprus smūgiai kojomis. Po vieno iš smūgių Mindaugui skilo dilbio kaulas. Ir jis ne tik, kad negalėjo smūgiuoti dešinę pagrindinę savo ranką, bet netgi sunkiai valdė pirštus. Ir sekančioje kovoje jis išėjo kęsdamas labai stiprų skausmą, kad tokį skausmą, kurio nesugebėjo numalšinti net nuskausminamieji vaistai. Kaip mes po to įsiaiškinom, kad ten lūžis buvo rankos ir su juo pasitarėm, treneriai pasitarėm visi, kad nutarėm, kad gali kovoti jisai toliau. Po to laimėjo dar ir prieš tą Olandą laimėjo, ir prieš Estijos stiprus gana priešininkas buvo, mūsų nugalėjo. Ir galvojom, kad turėtų sutvarkyti ir su Maslobojevu. Kai išeini į kovą, adrenalinas užverda ir nieko negalvoju, pakeiti stovėseną kojom. Treneriai sakė, kojom daugiau smūgio, stengiuosi kojom smūgiuoti, ranką pakeisti. Stovėsenai dirbau treniruotėse pakeitę stovėseną. Stengiausi nugalėti, bet buvo kaip buvo. Su treneriais nuvažiavome tą naktį persišviesti, padarė nuotraukas ir po nuotrauką nuvežus pas specialistus paaiškėjo, kad teks daryti operaciją, o kiek laiko užtruks, viskas priklausys kaip gis. Tikiuosi, kuo greičiau. Ši rankos trauma, kuri patirta po pirmo raundo, tikrai nėra pasiteisinimas, kad tą kovą pralošiau. Norėjau eiti pats kovoti, norėjau pasirodyti savo, kad galiu nugalėti. Tikrai nesureikšminu, kad rankos laimėjo tą vakarą, kas laimėjo. Sergejui Maslobojevui tą dieną fortūna šypsojosi. Pirmoje kovoje jis labai greitai įveikė Rumunijos kovotoją. Antroje kovoje jam bandęs pasipriešinti Knyzelis taip pat nesugebėjo sudaryti ypatingų kliučių. Taip kad Sergejus išėjo šviežias, o Mindaugas išėjo turėdamas tik tai vieną ranką ir po rimtų sudėtingų dvikovų. Norėčiau, kad dar ta kova įvyktų, kai mes su Sergejum būtume ne po kažkiek tai kovų, kad būtume šviežiamis jėgomis išsiaiškinti. Kad ne Grand Prix kovoje, o super kovoje kažkoje. Nežinau po kiek laiko, bet kažkada tai norėčiau tikrai išsiaiškinti, kai atsigausiu po visų traumų, kai atsistatysiu ir būsiu pasiruošęs, kai buvau šį kartą pasiruošęs. Ačiū visiems tiem, kas palaikė, kas tikėjo manim, stengsiuosi nenuvilti. Jau dabar galiu oficialiai pakviesti Sergejaus Maslobojevo visą komandą į revanšinę kovą, kurioje iššūkį jam meta Mindaugas Sakalauskas ir visa Titano komanda. Ir manau, kad tai turėtų įvykti rudenį. Mums užteks 2-3 mėnesių, kad pilnai atstatyti patirtas traumas. Ir tikrai, manau, Sergejus, būdamas kovotojas, išdrįs pakelti mestą pirštinę. Ir specialiai tam tikslui su federacijos pagalba planuojame surengti spaudos konferenciją, galbūt į ją išdrįs atvykti ir Sergejus Maslobojevas. Norėtumėm, žiūrėdami tiesiai šiam kovotojui akis, pakviesti jį susigrumti su Mindaugu Sakalausku.